Sveiki, čia sporto astrologas, antrasis pusfinalis Eurolygos tarp Olympiakos ir Monako komandų. Į pradžią apžvelgsiu pačių varžybų horoskopų, paskui trenerių tranzitus ir galiausiai pagrindinių žaidėjų tranzitus rungtynių dienai. Tai pradėkime nuo rungtynių horoskopo. Tai Olympiakosas yra rungtynių favoritas, jam priklauso pirmasis būstas, ožiaragis, vadovas yra Saturnas. Tinkamai Monakas yra 7. būstas, Vėžyje, Vėžio valdovas yra Mėnulis, bet kadangi Mėnulis taip atspindi rungtynių emociją, tai imamas tokiu atveju to namo depozitorius Marsas. Gauna šiuo atveju, nes jis yra valdovas yra Marsas. Tai pradėkime nuo favorito. Saturnas, ožiaragis valdovas Saturnas, taip pat kaip favoritų dažniausiai priklauso 10. namas, šiuo atveju taisyklės Venera. Tai Saturnas šiandien tai nėra labai gerai, nėra blogai, bet žuvyse kartu su Neptūnu tai nėra blogas variantas, labiau tikėtina, kad remsis lėtesniu žaidimu, stengsis iki galo užbaigti atakas ir pasiekti garantuotus taškus neperskubant. Marsas, kuris atspindi 7. būstą, kaip turėtų būti neblogai. Marsas ugnies stichijoje. 7. būstas, kaip ir jo būstas, link savęs keliauja, bet 7. būstas taip pat yra čia Veneros valdos ir iš esmės nesijaučia gerai būdamas 7. būste. Iš pozityvių ženklų galėtume sakyti, kad Marsas daro palankų aspektą į Mėnulį, kas būtų labai gerai, bet taip pat daro Mėnulis konjunkciją su Venera, kuris šiuo atveju yra teigiamesnis dalykas Olympiakos komandai. Tai bendrai sudėjus, Olympiakos turi šiokį tokį pranašumą ir matau pagal tai, kad didesnį šansą laimėti turi Olympiakosas. Taip pat yra Plutonas 1. būste, kas labai dažnai rodo, kad favoritas laimi varžybas. Keliaukime prie trenerių. Pradėkime toko. Rungtynių dienos aspektų mažokai. Praktiškai nėra, turim tik tai Marso pozicijai Fortūnos tašką ir Mėnulio Fortūnos taškų gerą aspektą. Kažko per daug net iš tikrųjų negalima iš tranzitų. Juolab, kad daugiau būtų galima pasakyti, jei turėtume Batsoko tikslesnį gimimo laiką, kadangi gimimas bendras, tai negalima žiūrėti namų viršūnių ir panašiai, todėl galima vertinti tai aspektus. Šį kartą tiek ir daug. Pažvelkime pas Panulį. Kaip Marsas Saturnas tikrai nėra prastai. Mėnulis Saulė irgi tokį norą, susiparimą duoda, tikėjimą, pergalę. Saturnas, Uranas irgi viskas kaip ir gražu. Vienas labai negeras dalykas, turime kvadratūrą Plutono, Jupiterio ir tai, manau, turėtų užkirsti kelią Mėnuliui keliauti į finalą. Nes tai tikrai stiprus aspektas, kuris gali pakišti jam koją. Turim Veneros Saturno poziciją. Uraną Merkurijų gal klaidingi taktiniai sprendimai bus pasitelkti norint laimėti. Kaip sakant, aš manau, kad jo neigiami aspektai nusveria teigiamus. Keliaukime prie žaidėjų. Pradėsiu nuo Sašo Vezenkovo. Uranas kaip teigiamas aspektas, toks entuziazmo daug, noro daug, nusiteikimo daug. Bet turim Urano Plutono poziciją, kas iš esmės biškį numuša tą
entuziazmo. Nieko kažko daugiau išskirtinio jis ir neturi. Tikriausiai žais pagal save įprastinai geras varžybas, kaip dažnai šitas žaidžia. Fosforinėje galima iškart išskirti Plutono Jupiterio trigoną, kuris jau duos iškart didelę motyvaciją, norą, entuziazmą parodyti save ir čia, manau, gal net tikėtina, kad pasirodymas bus geresnis nei vidutinis jo pasirodymas, tai galim pamatyti lyderį aikštelėje. Taip pat Saturnas Merkurijus, galima sakyti, duos tokius priims gerus taktinius sprendimus. Yra pora kvadratūrų, bet manau, šitie du teigiami aspektai tikrai ves kūriniai į priekį ir manau, matysime gerą pasirodymą. Trečią žaidėjų iš Olympiakose paėmiau Nigel William-Agosą. Kaip ir nėra kažko labai įspūdingo, bet nei gero, nei blogo. Yra šiek tiek gerų, šiek tiek didesnių, vieno tikrai neaptarinėsiu. Šiek tiek įtampos, tiek gerų sprendimų, bet kažko išskirtinio nematyti. Tęsime prie Monako komandos. Mike James, pagrindinis Monako lyderis. Ir čia visai neblogai, Saturnas Jupiteris, susitelkimas į norą laimėti, lyderiavimas. Galima sakyti, kaip viskas neblogai, čia Merkurijus Saulė ne visada gal bus teisingi priimti sprendimai, nors Saulė Mėnulis labai gerai rodo gerą emocinį nusiteikimą. Jupiteris Saulė irgi norą didelį vesti komandą į priekį laimėti. Plutonas Mėnulis opozicija emocijom, klausimas, kaip su emocijom tvarkysis. Tikriausiai bus jausis įtampa, tai bendrai paėmus tranzitai tikrai neblogi. Keliaujame prie Taiso, kuris prie Mėnulio tapo tikrai svarbių žaidėjų, tiksliau, kai atvyko iš NBA tapo svarbių žaidėjų. Nors ketvirtfinalį nerodė gerą žaidimą, bet vis tiek yra labai svarbus komandos narys. Tai pradėkime nuo to, kad Marsas Saturnas nėra geras aspektas, toks jėgos panaudojimas ne visai laiku, ne visai vietoje, kažkokie kirčiai, ginčiai, pasistumdymai. Jie labai reiktų atsargiai naudoti jėgą. Taip pat Jupiteris ir Venera ne visąlaik geri sprendimai, mažai teigiamų aspektų, todėl gerai, Mėnulis Saulė konjunkcija tikrai nėra prastas variantas. Saturnas Merkurijus, kaip ir atrodo viskas bandoma taktiškai gerai atlikti, tai klausimas, ant kiek taip pavyks į galą padaryti, kai tuos du gana įtemptus aspektus. Kaip pusfinaliui neįspūdingi tranzitai. Matthew Strazdelis, kuris eigoje viso sezono į galą tapo labai svarbių žaidėjų. Čia tranzitai tikrai nėra prasti, Uranas, Venera, gražu žiūrėti, Mėnulis, Plutonas taip pat. Labai geras aspektas Saturnas Jupiteris, toks irgi susitelkimas, panašiai man atrodo kaip pas Mike'ą Jamesą buvo. Mėnulis Marsas irgi geras toks energijos panaudojimas, dingas energijos naudojimas. Uranas Merkurijos kvadratūra gali taktiškai jis ne visada brandžiai sužaisti. Uranas į Uraną irgi neypatingai geras, bet matome Jupiterio Saturno konjunkciją ir tai, manau, yra labai geras aspektas. Turime triną ir konjunkciją. Tai stiprus, sakyčiau, bus, manau, geras jau pasirodymas. Gal kaip turnyje pas Olympiakos komandą. Tai bendrai sudėjus, tiek
horoskopo, kur šiek tiek Olympiakos, sakyčiau, turi didesnį pranašumą. Toliau tęsiant komandų trenerių tranzitus, matau Barcoko pranašumą tame, kad Nulis turi įtemptesnių tranzitų, kurie jam trukdys pasiekti pergalę. Žaidėjus lyginant, net sunku pasakyti, gal net sakyčiau Monako žaidėjai šiek tiek turi geresnius tranzitus. Aišku, tik po 3 žaidėjus kiekvienos komandos, tai nėra jie viską nulemtis, visa komanda yra bendras rezultatas, bet gaila, komandų įkūrimo datų neradau internete. Tenka analizuoti tai, ką turiu. Tai bendrai paėmus, aš manau, kad Olympiakosas keliaus į finalą. Ar tai bus ar nebus, pamatysime penktadienį. Tai ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.